Dieta be glitimo daugeliui skamba vis dėlto liūdinančiai, nes iškrenta iš raciono daug įprastų produktų, visų pirma duona, kepiniai, bet kadangi tokių žmonių daugėja, tai daugėja ir pasiūla, didėja pasiūla ir šiandien galima nusipirkti ir duonos be glitimo. Žinoma, jinai yra kitokio skonio, bet vis dėlto ir duonos be glitimo, ir pyrago ruošinių, ir makaronų, sausų pusryčių, visokiausio maisto produktų, kurie yra skanūs ir yra be glitimo. Priminsiu, glitimas yra kviečių, rugių ir šiaip tai yra javų baltymas, bet celiakijos tą sutrikimą žmonėms sukelia būtent kviečių, rugių ir miežių baltymas, glitimas. Avižos turi kitokio glitimo, jo turi mažai, bet su avižom yra ta problema, kad dažniausiai jos auga kartu, tai yra jas augimo metu įsimaišo tų kitų glitimo turinčių kultūrų ir dėl to, jeigu nėra specialiai jos auginamos tos švarios, nėra išraunami tie išdygę rugiai ar kviečiai, tai jos irgi tuo glitimu tam tikrą prasme užsiteršia. Tai dėl to rinkoje egzistuoja toks dalykas kaip avižos be glitimo. Taip, tai yra avižos, kurios yra atskirai augintos, prižiūrint, kad kitų kultūrų nebūtų ir pakuojamos ir apdorojamos skirtingoj patalpoj. Apskritai, visa ta istorija be glitimo, tai tik pusė istorijos yra kokia kultūra, bet esmė ta, kad jis labai sklinda, tai jeigu vienam fabrike apdorojami yra kviečiai ir grikiai, tai jau negalim sakyti, kad grikiai tampa tas produktas be glitimo, jame gali būti glitimo pėdsakų. Todėl atsiranda poreikis tirti ir rašyti ir dėti tokius ženkliukus. Yra toksai ženkliukas, toks arba panašus, arba tiesiog užrašyta be glitimo. Ir toks ženkliukas, kuris reiškia, kad yra tikrinta, kad yra atskirai pakuota, kad nėra pėdsakų. Žmonės, kurie labai jautrus glitimui, turėtų žiūrėti po maistinės sudėtim, yra užrašyta, gali būti pėdsakų. Tai va ten turi būti nepaminėtas glitimas, neturi būti glitimo pėdsakų, nes gali būti reakcijos ir nuo pėdsakų. Tai va, tas ženklas nėra toks vieningas čia, kadangi vienos firmos, tai jisai toks pat, bet mes galim va ir kitokį matyti. Bet užrašyta be glitimo, čia vokiškai gluten free, arba gluten free angliškai, jeigu būtų. Ir kas yra įdomiausia, kad šiandien jau pagaminami tie produktai visiškai skanūs. Pavyzdžiui, yra makaronai be glitimo, sunkiai netgi galėtum pasakyti, kad jie be glitimo, jie nėra kažkaip specifiškai kitokie. Jau nekalbant apie krekerius, visokius trapučius, traškučius, duoneles ir sausus pusryčius. Bet irgi sausi pusryčiai, galim pažiūrėti, kaip jie atrodo. Paprastai jie yra traškus, dėl to ne tik tie, kurie negali valgyti glitimo, jos renkasi, bet vaikai dažnai mėgsta tuos sausus pusryčius, kurie yra traškus. Tai va čia, pavyzdžiui, yra 3 grūdų, tai yra labai maistingi, sausi pusryčiai ir be glitimo, ir kartu traškus ir skanus. Atskirai noriu pakalbėti apie pyrago ruošinį. Žinoma, tai nėra kasdieninis produktas, bet žmonės, kurie negali valgyti glitimo, taip pat nori šventėms turėti skanėstų. Tai viena vertus šitas pyrago ruošinys yra tinkamas žmonėm negalintiem toleruoti glitimo, kita vertus jis yra tinkamas nedideliem konditerijam, kurie gal pyrago šiaip ir neišsikeptų, bet čia taip paprastai parašyta, ką su kuo sumaišyti, ko reikia papildomai pridėti. Neteko girdėti, kad kam nors nepavyktų ir neteko girdėti, kad kam nors nepatiktų. Tai yra ir daugiau rūšių šitos firmos Bauhof su tokiu ženkliuku ruošinių, kur dažnai tėtės perka, kai mamos nėra namie ir vaikam reikia kažką pagaminti. Arba žmonės, kuriem reikia iškepti pyragą, bet jie nemoka pyragą kepti, bet vis tiek pyragas yra naminis ir labai skanus.
tai šiandien ta dieta be glitimo žmonių neturėtų gąsdinti, o ir tie, kurie gali glitimą valgyti, tikrai pravartu kartais jo ir išvengti.